Užsiperki priešą. Jau susam. Užlipo mes iš esmės pavydėti saulę, bet pavėlavom. Saulė susileido kažkokį tai debesėlį, mes jos nelabai pamatėm. Na tiek to. Ir už tai matome upę, ne? Upės lankstį tokį. Ir jeigu mes žiūrėtume tokį 17 amžiaus žemėlapį, tai va šitoj vietoj, kuris dabar vadinamas Lukiškėmis, matytume, kad namukai įsidėsti tik tai palei upę. Tokia virtinė visa, eina to palei lanką. Dabar mes matom priešingą situaciją. Miestas įsigando upės, jau nuo sovietmečio laikų ir atsitraukė nuo upės. Ir visi namai yra, matot, 300-500 metrų nuo upės. O pati upė tapo nebegyva. Tai atsitiko dėl įvairių priežasčių. Uždrausta buvo keltis valtimis, paskui dingo garlaiviai, žodžiu, keltai dingo ir atsirado tų tiltai, tokie automobilių važiuojami. Ir ta upė tapo Vilniečiam ganėtinai svetima. Kada dabar minimas tas Lukiškės? Lukiškės iš esmės yra jau vėlyvas terminas. Pirmieji žodžiai dabar pasirodė neseniai prieš porą metų tokia knyga, ganėtinai neprasta, tokia ruda, žalsva Lukiškės ten ir paskui dar žodžiai keli prirašyti. Tai joje yra įdėti dokumentai, pirmieji, kada minimos Lukiškės. Tai ten yra žodžiai na Lukė arba na Lucė. Tai yra prie Lukos, prie kažkas tokio, ant Lukos. Dabar kas ta Luka arba Luca? Lenkiškai arba rusiškai. Egzistuoja tokie du populiarūs labai mitai, bet jie dėja yra mitai. Vienas tą pavadinimą kildina iš kažkokio totoriaus pavardę ar vardu Lukas. Bet tai yra jokiais, aišku, istoriniais dokumentais nepatvirtinta, tas vardas Lukas, jisai nėra būdingas totorių tai tautai. Antras, labiau rusiškas toksai, nes Luk. Labą dieną. Mes darom pažintinę kelionę čia. Yra kur nors užtverta? Nu, mes išeisim to. Luk rusiškai yra lanka, žinot. Tai ypatingai totoriai platina šitą mitą, kad kažkoks didysis kunigaikštis jiem admiravo tiek žemės šitoje teritorijoje, tiek kiekvienas iš totorių kažkoks sugebėjo nušauti su strėliai iš lanko. Nu, kadangi jis nušovė toli, tai čia admiravo jiems didelį plotą tuščią. Nu, bet tai irgi yra mitologija nedaugiau, o tas Lukė arba Luce yra realybė, nes iš tikrųjų Luka yra upės lankstas arba upės vingis. Tai jeigu čia matot, upė iš tikrųjų daro vingį ir ta upė visada čia tokia buvo, toks lankstą darė. Na ir Velykija, Lūkį, žinot, yra miestas toksai Rusijoje. Tai yra didieji upės vingiai, išvertus į lietuvių kalbą būtų. Tas žodis dabar jau nelabai vartojamas, senas, bet prisimenat, toks eilėraštis buvo Ulų komorija, Dubzelionai, ten tralelė kažkoks tai. Tai ten lyg tai kalbėtų, kad jūros vingyje ten auga ąžuolas senas, žodžiu, ar žalias, tai kažkas tokio. Na va, ir tas Lukiškės iš tikro dabar turėtų būti Vingiškės, ne? Tai yra upės, bet tai būtent upės vingis, ne šiaip pat lankstas, tai yra Vingio parkas. Tai yra irgi, nuo žodžio zakrent, lenkiško kilo
vingis tiesiog, o čia yra upės vingis, tai yra Luka. Tai va, bet apie tai dabar nekalbama, mitologija pasitenkinam ir tiek. Saulę nuleidom, lipom žemyną, įsim kiemus dabar link Lukiškių aikštės. Nes apsauga jau mus varo iš čia.